Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mėly Šratinuko pasakėlių klausytojai! Su jumis labai vasariškai ir nuotaikingai sveikinasi aš Dalia ir su manimi kartu šioje laidoje tik vienas žmogus, tai yra Klementina. Sveiki visi! Gaila, kad mūsų šį kartą mažai, bet mes ir dvi kuo puikiausiai susitvarkysime su šios mūsų naujos savaitės, naujos laidos užduotėlėmis. Ir iš karto noriu pasakyti, kad pirmoji mūsų šios laidos uždavinių, kurį mes turime išspręsti, tai prisiminti praėjusios laidos mįslę ir galbūt kaip nors išsiaiškinsim įminimą, kurio aš iškart galiu pasakyti, nežinau, bet tikiuosi, kad žino Klementina. Taigi pakartoju mįslę. Auksu mesta, sidabru atausta, deimantu vedžiota. Dar kartą pakartoju, kas galbūt aną laidą neatsimena, o galbūt dabar tik šią laidą pirmą kartą ją girdi, kad galėtų kartu su mumis pagalvoti. Tai yra mįslė auksu mesta, sidabru atausta, deimantu vedžiota. Kas? Klementina. Manau, kad tai yra vaivorykštė. O kodėl taip manai? Todėl, kad ji yra auksu mesta, o sidabro atausta. Labai įdomiai aiškini, tai galbūt galėtum tuomet mums visiems pasakyti, iš kur tas auksas ir sidabras, kaip atsiranda vaivorykštė ir apskritai, kas yra vaivorykštė? Vaivorykštė yra, kai lyja ir saulė apšviečia lašiukus, tada pasimato labai gražus vaizdas, vadinamas vaivorykštė. Galbūt mūsų mažieji radijo klausytojai dar net nėra gyvenime regėję vaivorykštės. Galbūt galėtum pasakyti, kaip jie atrodo. Ji yra per visą dangų lyg skraistė spalvota nutveksta ir Tai šiaurės pašvaistė? Ne, tai yra vaivorykštė, joje yra 7 spalvos, o pašvaistė tik viena. Ir man atrodo, kad pašvaistė yra didesnė. Žymiai didesnė. Tai kokios tos spalvos vaivorykštės? Įvardink. Violetinė, tamsiai mėlyna, nežinau. Neseniai mokiaus, bet dabar nežinau. Na, jeigu tu, būdama tokia didelė mergaitė, nežinai, tai iš kur žinoti mūsų mažiesiems klausytojams. Tad aš nieko nedelsdama pasistengsiu paaiškinti pati ir paskaitysiu šitą apie vaivorykštę. Kaip jie atsiranda, galbūt čia netgi bus parašyta, kaip jie atrodo. Taigi, kiekviena tauta yra sukūrusi pasakų arba legendų apie vaivorykštę. Antai senovės graikai manė, jog tai deivės Iridos šypsena. Mūsų krašte žinoma pasaka apie gražuolę vaivą, ištiesusią savo austą juostą ant dangaus. Kai kur Lietuvoje vaivorykštė dar vadinama laumės juosta arba laumės šluota. Gal todėl, kad senovėje mūsų protėviai tikėjo, jog laumės gyvenančios prie vandens ir mėgstančios visokias išdaigas. Žmonės manydavo, jog vaivorykštė siurbia vandenį iš upių ir ežerų į debesis. Ji galinti pakelti net medžius, gyvulius ir žmonės. Anot vienos pasakos vaivorykštė užkėlė į debesį piemenį ir 3 jo ožkas. Kaip iš tikrųjų atsiranda vaivorykštė? Vat štai šitą ir išsiaiškinkim. Ji matoma, kai tuo pačiu metu šviečia saulė, o priešingoje pusėje lyja lietus. Tai čia taip, kaip jau aiškino Klementina. Tad raktas į vaivorykštės mįslę slypi vandens laše. Vasarą atsikelk ankstų rytą ir nueik į rasotą pievą. Saulės apšviesti rasos lašeliai spindi įvairiomis spalvomis tarsi brangakmeniai. Žiūrėdami į tokį lašą, kreip galvą į šoną ir lašo spalva ima keistis. Spalvos keis viena kitą tą pačią tvarką kaip vaivorykštėje. Taigi lašas lyg prizmė išskiria baltus spindulius į įvairių spalvų spektrą. Vaivorykštė atsiranda lūžtant saulės spinduliams daugelyje lietaus lašelių. Ji visada matoma priešingoje dangaus pusėje negu saulė. Tai jeigu priešingoje dangaus pusėje, tai kokioje kryptyje pasaulio šalyje, šiaurėje, pietuose, rytuose ar vakaruose niekuomet negalėsime pamatyti vaivorykštės? Rytuose? Priešingoje pusėje yra vakarai, o vakaruose saulė būna. Taigi, kokioje pusėje niekada neišvysim vaivorykštės? Va.
Pietuose? Taip, teisingai, nes saulė niekuomet nešviečia šiaurėje. Na, nežinau, gal pas ką nors šviečia, pas mus tai ne. Aš nemačiau dar. Taigi, kadangi jau čia užsiminiau kažką apie lietuvių tokią legendą, kaip atsiranda vaivorykštė, kad ją išaudžia kaip juosta tokia gražuolė vaiva, tai apie tą vaivą ir tą šiokią tokią legendėlę mes to jau pat ir iškirsime. Tad paklausykime Vinco Krėvės pasakos Perkūnas, Vaiva ir Straublys. Tai bus trumpa ištraukėlė. Yra, sako, pasaulio krašte tokios baltosios jūrės. Ant tų jūrių kranto gyveno vienas žmogus. Kas jisai buvo, tėveliai nežinojo. Vieni manė, kad jisai buvo bajoras ar net kunigaikštis, o kiti kalbėjo, kad taip savo žmogelis vargdienis, kaip ir mes visi. Turėjo tasai žmogus dukterį, tokią grakščią, tokią gražią, juk kas jie tik pamatydavo, visi pamildavo. Tos mergos vardas buvo Vaiva. Graži ji buvo, bet dar gražesnės juostas austi ausdavo. Kad nuaužė juostą, nei tu ją atsigrožėsi, nei tu ją atsidžiaugsi. Iki tas, kad jos būtų vieno aukso austos, žiūrėti nežiūrėsi, juosėti jomis nejuosėsi. Kas buvo turtingas, kas laimingas, tasai eidavo pas Vaivą, juostos išausti prašydavo. O kas turėjo juostą, Vaivos pirštai suaustą, didžiavosi, puikinosi ją, kaip nežinia kuo. Gyveno tada giriose vienas monas, o gal ir didesnis negu paprastas monas, visų monų monas. Turėjo jisai tokį šautuvą, juk niekas negalėjo jo nugalėti. Tasai monas vardu buvo Perkūnas, kuris ir dabar danguje tave traiškina, užpykęs, kad dievą terškinti, dangus ir žemė dreba kaip epušės lapas, kad ir ąžuolan trinktelė kodručiausian ir tas tik skiedromis pateška. Nugirdo net pats Perkūnas, kaip giriasi žmonės gražiomis Vaivos juostomis ir užsimanė patsai tokia pajuosėti. Pasikėlė viesulo iš girių gilumų, iš tankumynų, kur jo buveinė buvo ir kaip akimis sumerkė, jau buvo pajūry, kur Vaiva gyveno. Belėkdams, besiskubindamas, tokią audrą sukėlė, juk net girios su dangum sulipo. Rado Perkūnas Vaivą pajūry sėdinčią, margas juostas audžiančią. Sustojo Perkūnas žaibais pasidabinęs, priėjo ją ir pasiklausė, prakalbėjo, kaip visados tokiu atveju bernas kalba į mergą. Mergelė jaunoji, mergelė gražioji, visur kalba žmonės, kad tu visų mergų puikiausia, kad audi juostas, visų juostų gražiausias. Aš noriu, kad ir man vienas austai, kad aš ją juosėtau. Vaiva, pamačiusi baisų moną, didžiai nusigando, nei žodžio jam neatsakė, tik nubėgus pirkion giliai pasislėpė ir pasislėpus visą dieną išsėdėjo. Atėjo vakaras, grįžo tėvai iš lauko, mato, nėra niekur dukters. Visur jos ieškojo ir kaimynus klausinėjo, niekas nieko nežinojo. Niekur nėra dukters, lyg jie žemė būtų prarijusi. Motina verkė, tėvas verkė, kad duktė pražuvusi. Vienas manė, kad jūrose nuskendusi, kitas, kad girioje paklydusi. Tik ant rytojaus atrado drebančią, nusigandusią. Vos tėvai atgaivino, vos atpotrino. 3 savaitės Vaiva išgąsčiu sirgo, patale išgulėjo. Mato dundulis, kad nors gražu pas mergą viesulą įsižebojusiam, žaibais apsirėdžiusiam jodinėti, kaip negali pasigirti nei vienas bernas, būdavo raiti ir piršliavo ir vestuvės najodavo. Bet kągi padarysi, kad rankimais dundėjimais tik mergą išbaidė ir juostos negavo.
Dabar jisai juostos norėjo labiau negu anksčiau. Pasirengė tada Perkūnas jaunų bernų ponaičių, pasirinko daug dovanų, aukso ir sidabro, pasižavojo žirgą ir nujojo pas Vaivą kaip turtingiausias ponas. Priėmė jį Vaivos tėvai ko gražiausiai. Pasisakė jisai turtingasis kunigaikštis esąs, daugel girdėjęs apie Vaivos gražumą, apie jos juostų dailumą, kurių nors vieną gauti norėtų. Tėvai džiaugsmu džiaugiasi, matai, kokios svečio susilaukė. Priėmė ko gražiausiai, kaip tik galėjo, pašaukė dukters ir liepė atnešti svečiui pačias gražiausias savo juostas. Atnešė jų Vaiva visą glėbį, kokių ten tik nebuvo. Kad ėmė Dundulis Vaivą girti, toj net paraudonavo kaip Putino uoga ir rankom veidu susidengė. Svečias gėrisi Vaiva, akimi ėda, o ji visi duris lenka, kaip mergos paprastai daro. Tėvas ir motina gerai mato, kad Dundulis vieną akimi juostą virst, abiem dirsti Vaivą. Džiaugiasi purkuštasi, kas žino, kur mergos laimė laukia. Norėtų Vaiva per duris, bet motinėlėje vis atgalios stumė, kad su svečiu kalbėtų. Pasirinko Dundulis juostą, kuri gražiausia, pripylė Vaiva visą prijuostą aukso ir sidabro, pažadėjo dažnai atlankyti, sėdo žirgan, subraškino, sutraiškino ir pranyko. Niekas nei nepamatė, kurion šalin nujojo, nes čia buvo, čia stovėjo, o čia jau jo ir nebėra. Džiaugiasi dabar juosta Dundulis ir atsidžiaugti, atsigerėti negali. Skraido, traiškina, net girios skamba, net žemė dreba. Šratinuko pasakėlės. Ot klastūnas tas Perkūnas. Kokia klasta iš čia sugalvoja, kaip išgauti tą juostą, tą vaivorykštę iš Vaivos. Kaip jis čia taip dabar apgavo tą Vaivą? Suviliojo ją. Bet kaip matai, ne iš karto, ne iš pat pradžių jam visą tai pavyko. Iš pradžių jis buvo tikras Perkūnas ir jis tada buvo baisus, išgąsdino Vaivą, Vaiva jo bijojo. Tuomet jis sugalvojo tapti gražiu jaunikaičiu ir taip ją suviliojo. Ir išgavo vaivorykštę. O kam jam ta vaivorykštė? Jis kai leidžia savo žaibus, galbūt jam trūksta kažko gražaus ir jis nori grožėtis vaivorykštę, todėl pasisavint norėjo iš Vaivos ją. O Vaiva štai ir atidavė susiviliojusi grožį. Taigi aš iš karto noriu duoti patarimą mūsų radijo klausytojams. Nepasitikėkite vien gražumu, žiūrėkite, ar kas slypi šiek tiek giliau. Nes kas iš to grožio į protas kaip ožio. Bet kaip matom, kad Perkūno protas nebuvo kaip ožio, jis tokią klastą sugalvoja. Čia ne kiekvienas ožys taip galėtų. Mekeke. Ir iš karto dabar paklausykim klausimėlio vaikų nuomonės, kaip jiems atrodo, kas yra vaivorykštė. Juk, kaip matom, Klementina nežinojo, ir aš neperskaičiau, tiksliai negalėjau apibūdinti, kas yra vaivorykštė, tad ką mano vaikai? Vaivorykštė yra tai, kad šviečia saulė ir lyja, tai gaunasi vaivorykštė. Vaivorykštė tai yra spalvota juosta, kuri rodo, kur yra gnomo šitas lobis. Vaivorykštė tai, kai jis susidaro iš vandens ir saulės, kai lyja ir šviečia saulė, tada pasidaro vaivorykštė ir jinai būna visokių spalvų, nuo šviesiausios iki tamsiausios. Jos pasiekti negalima. Vaivorykštė tai yra 7 spalvų lankas per dangų ir jin dažniausiai būna, kai šviečia saulė ir lyja lietus. Tik tada jin atsiranda. Vaivorykštė turi 7 spalvas – violetinę, žalią, raudoną, geltoną, žalią, mėlyną ir žydrą. Jis susidaro, kai lyja lietus, nes atsispindi nuo lietus šerių šviesa
ir susidaro vaivorykštė. Vaivorykštė yra spalvotas dangaus lankas. Tai štai kokios tos vaikų nuomonės apie vaivorykštės. Ir taip besiklausant man kilo noras ją paliesti, paglostyti, ar ten ta juosta tokia išausta, ar jinai švelni, ar kokia. Kaip prie jos prieiti, Klementina? Dalė, tai neįmanoma. Tu eini ir jį vis atrodo lyg tolsta. Aš maža būdama, ir manau daug kas taip darė, mėgina prieiti prie jos, bet tai neįmanoma. Ir gaila labai dėl to. Kodėl neįmanoma, juk vis tiek ji kažkur prasideda, kažkur baigės. Ir kai būna vaikiškos tos animacinės filmukas, vaivorykštės gale laukia žalias elfas su aukso puodu. Negi negalima prie jo prieiti. Bet iš tikrųjų tai yra pasakos, o realybėje vaivorykštės neįmanoma paliesti, nes ji yra tiesiog atspindys, šviesa. Tai šviesos paliesti negalima. Na, tiek to gaila jau. Aš irgi atsimenu, maža vis eidavau prie tos vaivorykštės ir niekaip negalėdavau prieiti. Tai sakau, dabar tavęs paklausiu, gal tu žinai kaip. Pasirodo neįmanoma. Taigi, mėly vaikai, jūs geriau net nevarkit, negaiškit laiką ir nebandykit pasiekti vaivorykštę. Grožėkitės per atstumą. Taip, nes iš arčiau vis tiek nieko nepavyks. Na, Klementino, ar tau patinka vaivorykštė? Taip, žiauriai, ypač kai būna jos net dvi. Dviguba vaivorykštė? Paaiškink. Kai eini ir kartais būna, matai, viena vaivorykštė ir šalimais būna kita vaivorykštė. Viena ryškesnė, kita blankesnė, bet abi labai gražios. Vau, čia labai gražu ir tikrai ne kiekvieną kartą pasiseka tai pamatyti. Tad, mėly vaikai, jeigu išvysit dvigubą vaivorykštę, tai žinokit, kad čia netoks jau dažnas reiškinys ir tikrai pasigražėkite, nufotografuokite ir patys įsiamžinkite kažkur vaivorykštės fone. O dabar, manyčiau, atėjo pats metas baigti visas kalbas apie vaivorykštės ir užminti mįslę, kurios įminimą sužinosite ne anksčiau, kaip kitą savaitę. Ir iškart noriu pranešti, kad kitos savaitės laidelė jau bus mūsų paskutinė laidelė prieš atostogas, nes visi atostogauja, juk vis dėlto jau vasara, o mes neatostogaujam. Tai mes sugalvojam, pasimsim savo laisvų dienų, patostogausim, pasikepinsim ant saulės. Na, bet sekanti laida dar bus. Ir ateinančiai laidai užmenu mįslę. Kojytė žalia, galvytė raudona. Kartoju dar kartą tiems, kurie neišgirdo. Kojytė žalia, galvytė raudona. Tai arba galėtų būti žmogus, kuriam labai bloga ir iš visos pažaliavo ar galva paraudonavo, arba dar kažkas, ko mes nežinome ir sužinosime tik kitą laidą ir būtinai kitą laidą apie tai pakalbėsime. O dabar atsisveikinam. Iki! Ate, su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.